Ok, čia yra video apie tai, kas yra WordPress tema. Video yra skirtas paprastam žmogui arba verslininkui, kuris domisi tinklapio kūrimu. Galbūt dabar planuoja tinklapio kūrimo, naujo tinklapio kūrimo paleidimo ir norėtų sužinoti daugiau apie tai, kas yra WordPress'as. Aš dabar išrašinėju kelis epizodus apie tai, kaip veikia WordPress'as ir ką reikėtų tam verslininkui žinoti prieš priimant sprendimą ir užsakant tinklapį. Ir paminėsiu, vienas iš jų bus apie tai, nuo ko priklauso kaina ir kaip reikėtų bendrauti su agentūra arba su programuotoju, kokius klausimus reikia užduoti. Tai visi video bus surišti į vieną playlistą. Jeigu surasit YouTube, pavyzdžiui, čia vienas iš mūsų video. Jeigu žiūrėt per YouTube, kiekvieno video apačioje bus surišimas ir tada galėsi surasti ir kitus naudingus rekomenduojamus video arba vieną tą patį playlistą. Jeigu norit daugiau informacijos apie tai, kaip dirbti su WordPress'u, suveskit į paiešką WordPress mokymai arba WP mokymai ir pamatysite mūsų playlistą EasySEO WordPress mokymai arba yra easyseolab.lt WordPress mokymai ir kai atidarysit, pamatysit playlistą, aš jį pildysiu, čia bus daugiau instrukcijų apie tai, kaip dirbti su WordPress'u. Gerai, bet grįžtame prie pagrindinės temos. Kas yra WordPress tema? WordPress tema yra failo rinkinys, kuris atsako už dizainą ir už funkcionalumą. Ką reiškia už dizainą ir funkcionalumą? WordPress turinio valdymo sistema yra nemokama, bet WordPress'as be temos veikti negali. Kiekvienam WordPress'ui reikalinga tema. Tema gali būti viena iš 3 tipų. Štai čia surašiau, kad gali būti nemokamos temos, gali būti mokamos temos ir gali būti individualios custom. Apie kiekvieną iš jų aš padarysiu video ir paaiškinsiu, ką reikėtų žinoti ir suprasti. Dabar noriu kalbėti bendrai apie tai, kas yra tema, kur ją surasti ir net kaip pakeisti, parodysiu video pabaigoje, kaip pačiam pakeisti temą, pasirinkti iš nemokamų. Gerai, nemokamos temos. Jeigu trumpai, didžiausias privalumas yra tai, kad jos yra nemokamos, bet čia labai svarbu suprasti, kad nerekomenduojama visur, jeigu skaitysit, nerekomenduojama diegti nemokamas temos, kurios yra ne iš WordPress direktorijos. WordPress direktoriją tai galima surasti per patį WordPress'ą, kai prisijungi, parodysiu, arba galima surasti nuėjus į wordpress.com ir ten gali būti temų. Kitos temos gali būti kenksmingos dėl to, kad nebūtinai, bet gali būti, dėl to, kad ten gali būti nepageidaujamų failų, gali būti kenksmingas kodas ir tai gali atsiliepti per baudą iš hostingo, pavadinkim, net tinklapis gali būti užbanintas arba hostingo paskyra gali būti sustabdyta. Mokamos temos. Mokamos temos dažniausiai yra gražios, patogios dėl turinio valdymo, nes turi savyje daug konstruktorių ir daug įskaipių. Bet didžiausias trūkumas yra tai, kad kalbant apie rezultatus, apie SEO rezultatus, dažniausiai yra tai, kad tos temos yra perpildytos, ten yra įdiegta tiek daug funkcijų, kurios yra nenaudojamas, jos apkrauna tinklapį ir tas tinklapis dažniausiai yra sunkus optimizavimui, tai reiškia labai sunku optimizuoti kodą, išspausti gerą greitį, čia viena iš problemų. Kita problema yra, kad yra daug nesuderinamų įskaipių, kur gali tarpusavį konfliktuoti. Individualios temos, tai arba angliškai yra custom temos, čia yra vienas iš geriausių būdų, kuris gali užtikrinti, kad tema yra graži, priklauso kokį dizainą pasirinksit, ir tema gali būti greita ir be problemų, kadangi individualiai dažniausiai yra kūrima visiškai nuo nulio ir juose nebus kažkokių nereikalingų funkcijų, kurias ir krauna tinklapį. Pažiūrėsim dabar į tai, kaip atrodo tema ir kaip ją surasti. Čia turiu vieną tokį pavyzdį. Čia yra mūsų straipsnių katalogas, beje, jis yra nemokamas. Jeigu jūs norit patalpinti straipsnį apie savo verslą su nuorodomis, jums reikia nuorodų į savo tinklapį, tai atidarot straipsniai.bcon.lt ir čia surasit, kaip patalpinti arba talpinimo taisyklės. Gerai, judam toliau. Dabar tinklapis atrodo taip. Bet jeigu mes prisijungsim į WordPress'ą, tada po kairė yra meniu ir mes matysim appearance, jeigu lietuviškai tai gali būti, kad išvaizda bus parašyta ir tada temos arba pas mane yra themes. Štai čia mes matom, yra kelios temos įdiegtos. Aktyvi tema yra, pavadinimas yra 2011. Čia temos yra įdiegtos, bet jos yra neaktyvios. Jeigu pažiūrėt į temos sakykime, pavyzdį, atrodo kaip ir galėtų būti graži, bet jeigu mes ją aktyvuosim, dabar aš aktyvuosim
Ir pažiūrėsim tada dar kartą, kaip atrodo tinklapis. Pasikeitė išvaizda, tema turėtų atrodyti štai taip, bet atrodo štai taip. Greitai pasikeitė, gal kam ir patiks labiau, bet tai yra nemokama tema. Jeigu paspausime viduje atrodo štai taip. Jeigu mes įdėksim kitą temą, pavyzdžiui, šitą geltoną, mes ją aktyvuosim. Neįdėksim, o aktyvuosim. Reikia atnaujinti puslapį. Taip, mes dabar žiūrime straipsnį, grįšim į titulinį. Titulinio vaizdas dabar yra toks. Ne visai panašu į tokį vaizdą, kur žadėjo mum temos kūrėjai, kur ir dėjo paveiksliuką. Ir čia yra vienas iš nemokamų temų trūkumų. Tu gauni tai, kas yra toje temoje, nebūtinai, kas tau buvo pažadėta. Jeigu norit rinktis iš kitų temų, galima paspausti štai čia Add New Theme. Tada eiti rinktis iš siūlomų temų. Pavyzdžiui, čia, kur yra pranešimas raudonas, kad neatitinka PHP versiją, reikėtų iš mūsų pusės atnaujinti PHP versiją ir tada bus galima įdėkti tą temą. Bet, pavyzdžiui, aš norėčiau įdėkti, taip matau, kad šita yra įdėkta, norėčiau įdėkti Envo1. Aš turėčiau paspausti Install, tai yra gan paprasta. Čia iš karto WordPress'as tikrina iš savo direktorijos, pasiūlo temas, kaip gali rinktis ir instaliuoti, aktyvuoti, turi aktyvuoti. Mes dabar pereisim į, aš atnaujinsiu temų sąrašą ir taip. Aha, reikėtų grįžti. Taip, čia yra katalogas temų, o aš norėčiau grįžti prie savų temų. Ir aš buvau pasirinkęs Envo1. Aš aktyvuosiu, pažiūrėsim, kaip atrodys. Beje, aš nerekomenduoju daryti tokių eksperimentų savo tinklapį, jeigu jūs neturit tinklapio backupo, tai yra rezervinės kopijos. Kaip padaryti rezervinę kopiją, mes turime štai čia prie mokymų yra kaip padaryti rezervinę kopiją, WordPress kopiją, yra video instrukcija. Jeigu neturėsit backup kopijos, gali būti, kad WordPress'as užlūš ir reikės tada koreguoti, reikės programuotojo pagalbos. Ok, dabar mes atnaujinom temą. Na, dabar šiek tiek kitoks vaizdas. Paspausim tada į vidų. Nu, čia dabar atrodo štai taip. Tai va, tokia yra nemokama tema. Kaip ir minėjau, pliusas yra tai, kad ji yra nemokama. Dažniausiai toje temoje nėra labai daug įskaipių ar konstruktorių, dėl to ji būna dažnai greita, bet iš vaizdo pusės tikrai būtų galima su ją padirbėti. Jeigu reikia kažkokių papildomų funkcijų, jau turi kurti programuotojus. Tiek yra iš manęs šiam kartą apie WordPress temas. Jeigu buvo įdomu, spauskite like. Kiti video bus tada aprašyme arba įdėsime į playlistą ir pasimatysim kitam video.